Skelbimas laikraščio pažinčių skyrelyje. Graži, simpatiška ir liekna brunetė susipažintų su simpatišku vyriškiu. Man 18 metų ir daug mėnesių. Ai, kalbasi du draugai, sako, žinok, aš tai esu pelėda. Tu prasme, tai, čia kaip, vėlai eini miegoti ir vėlai keliesi. Tai ne, blemba, tyliai skraidau ir pelės gaudau. Griežtas toks. Kalbasi dvi blondinės. Aš savo nuotrauką į pažinčių tinklapį įdėjau. Ir kaip, kokie rezultatai? Žinai, vienas toks pristojo. Myli, nori, kad būčiau su juo. Aš paklausiau, kur jis gyveno. Jis atsakė, kad ant vandenyno kranto. Ką man, klausyk, tas vargšas. Be namų. O taip. Klientas vaistinėje, laba diena, žodžiu, malonėkite man, prašau, duoti raminamųjų vaistų. Vaistingė sako, o jums tablečių leidžiamų ar mikstūrą? Nedervok tu manęs, bjaurybė šlikštė. Geras. Šventė pavyko. 1500 nuotraukų ir ne vienos negalima parodyti vyrui. O taip, o tada tikrai taip. Kalėdų senelį, aš kalėdom labai norėčiau drakono. Sako senelis, o tai gal kažką realesnio tokio. Gerai, tada atsiųsk man vyrą, kuris mane mylėtų. A kokios spalvos tas drakonas tavo turi būti? Mes visada laikomės už rankų, kalba du įsimylėliai. Jeigu aš ją paleisiu, ji būtinai ką nors nusipirks. Kauno plente blaivas užsienietis važiuoja tiesiai. Išgėręs vingiuoja. A vat blaivas kaunietis vingiuoja, o išgėręs važiuoja tiesiai. Dar vienas apie moteris. Moteris sako, neturi viršsvorio, tai tik papildomos vietos bučiniams. Oi. Argumentas ir būdas išsisukti, jeigu mylimasis rodo pirštu į ką nors aplink. Jeigu aš jau atnešu tau pusryčius į lovą, tai paprastas ačiū būtų viskas, ką aš noriu išgirsti, o ne tavo, kaip čia patekai į mano namus ir iš viskas tu toks. Tokių gerų atsintė šiandien. Man labai varinga šitie. Sveiki, šefe, aš iš darbo šiandien norėčiau išeiti šiek tiek anksčiau, nes turiu labai rimtą priežastį. O tai kokia ta priežastis? Atsibodo. Skelbimas ir atsakymas į aš aukšta, liekna ir graži. Mėgstu šokinėti, važinėtis ir juoktis. Ieškau naujos meilės. Atsakymas. Viskas aišku, tau reikalingas batutas, vairuotojas ir klaunas. Mokytojai klausia vaikų žodžių pamokoje, kaip šeimoje kovojama su krize. Mokinys kelia ranką ir sako, mes tai su tėčiu nusprendėm mamą išmest. Lauk, sako, kaip čia dabar? Matot, sako, aš per didelis, pieno man nereikia. Tėtis jau per senas, ją laikyti vienkai dėl kaimyno, tai neapsimoka. Ir dar paskutinis iš manęs, nebent tu turi kažką. Užrašas ant marškinėlių. Aš esu išminuotojas, jeigu pamatysi mane bėgantį, stenkis neatsilikti. Vakar geriau kaime su giminėmis, aš šiandien ryte iš naujo gimiau. Tada prasme palauk, tai taip gerai jautiesi? Ne, mane kopūstose rado.